Kai nuodėmės kankinti ims Viešpatie labai, tai leisk man atsiminti, kad už mane mirei, už mano nuopuolius didžius ant švento medžio kryžiaus kentėjai tu skausmus. Žaizdom, kurias kentėjai, paguoski nuoširdžiai, o mirčiai priartėjus gaivink mane saldžiai. Leisk man tikėti nuolankiai ir dėl aukos tavosios dangui būt amžinai. Malonė mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, meilė Dievo Tėvo ir bendrystė šventosios dvasios teesie ir tepasilieka su mumis visais. Šiandien apmąstysime Mato Evangelijos žodžius. O moterie, didis tavo tikėjimas, tebūna tau, kaip prašai. Nedažnai girdime, kad Jėzus Evangelijoje ką nors pagirtų už tvirtą tikėjimą, arba kad žavėtųsi savo mokinių tvirtų tikėjimu. Ne todėl, kad mums nereikėtų padrasinimų tikėjimo kelyje, bet todėl, kad esame dažnai linkę patys pervertinti save ar savo tikėjimo stiprumą. Todėl priešingai dažniau girdime jį priekaištaujant mums dėl per silpno tikėjimo. Antai kaip ir tuomet, kai vieno žmogaus atsiveda pas Jėzų savo sūnų. Žinoma, pirmiausiai Jėzaus mokiniai patys pabando išvaryti demoną, tačiau jiems nieko nepavyksta ir tuomet jie vedasi tą žmogų pas savo mokytoją Viešpatį Jėzų. Tėvo žodžiuose, kai jis prašo pagalbos, galima išvelgti netgi priekaištą mokiniams. Viešpatie, pasigailėk mano sūnaus, jis per miegus vaikščioja ir labai kankinasi. Neretai įsipuola į ugnį arba į vandenį. Aš atvedžiau jį pas tavo mokinius, bet jie neįstengė išgydyti. Tai yra, jie ėmėsi to, pabandė patys gydyti, bet neįstengė nieko padaryti. Ir štai kaip Jėzus atsako: o netikinti ir sugedusi giminė. Iki kol man reikės su jumis būti, kiek ilgai jūs kęsti, atveskite jį čia pas mane. Jėzaus žodžiuose galima išgirsti pykčio gaidelę, persimaišiusią su nusivylimu. Ant ko Jėzus supyksta? Gal ant savo mokinių, kad nepajėgė išgydyti berniuko ir nesusitvarkė su jį varginusia piktąja dvasia, visas būrys mokinių prieš vieną dvasią. O gal ant piktosios dvasios, kuri taip tvirtai laikosi įsikibusi vargšo žmogaus. O gal ir ant šio žmogaus, kartu su visais tautiečiais, paliekančio vietos piktosios dvasios veikimui. O gal ir ant mūsų visų, silpnų ir nuodėmingų. Bet paklausykit, kas vyksta toliau. Jėzus sudraudė demoną, jisai išėjo ir tą pačią akimirką berniukas pasveiko. Vieni likę mokiniai prisiartino ir klausė savo mokytojo Jėzaus, dėl ko mes negalėjome jo, tai yra demono, išvaryti. Gal yra kokių maldų, ar tinkamų žodžių, užkalbėjimų, kuriuos mes nežinojame, gal kokiu nors gestų nepadarėme. Ar dar ko nors mes nežinome apie piktąsias dvasias ir kaip jas suvaldyti. Jėzus atsakė: dėl silpno tikėjimo. Iš tiesų sakau jums, jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, jūs tartumėte šitam kalnui: persikelk iš čia į tenai, ir jis persikeltų. Jums nebūtų nieko negalima. Ir mūsų sąžinė jaučia, jeigu Viešpats dabar sugrįžtų, jis turėtų nemažai mums priekaištų dėl silpno mūsų tikėjimo. O silpno tikėjimo vaisiai, menki darbai ir mūsų dvasiniai vaisiai. Silpno tikėjimo vaisiai, savanaudiškumas ir netikėjimas maldos galia. Tačiau problema nėra vien tik tai silpname tikėjime. Problema, kad kaskart, kai jie bandydavo ką nors padaryti patys, savo protu ar savo išmintimi ar savo jėgomis, niekas jiems nepavykdavo. Ir tuomet jie vesdavosi kurį nors bėdų turinti žmogų pas Jėzų ir Jėzus jam pagelbėdavo.
Todėl ir mes būkime tais, kurie veda, kviečia žmonės ateiti pas Jėzų. Ragina pažinti geriau Jėzų, pamilti Jėzų, kviečia gyventi su Jėzumi, turėti gyvenimą Jėzuje. Bet šios dienos Evangelija yra išskirtinė, nes joje girdime, kaip Jėzus žavisi paprastos, neturtingos moters kananietės tikėjimu. Tai moteris greičiausiai netgi neišpildanti ir netitinkanti minimalių judaizmo įstatymų reikalavimų. Toks žmogus paprastai būdavo vadinamas nusidėjėliu, bet Jėzus pagiria galiausiai už jos tikėjimą. Tad gerai pagalvokime, kodėl jos tikėjimas patiko Viešpačiui ir kokie žmonės dėl savo tikėjimo patinka Jėzui. Vos keletą kartų Evangelijoje randame, kad Jėzus viešai pagirtų ar padarytų pavyzdžių visiems. Dažniausiai Jėzus giria dėl tikėjimo. Netgi tuomet, kaip pavyzdžiui, pagiriama našlė, šventykloje paaukojusi paskutinį savo skatiką. Jinai giriama už savo tikėjimą, pasitikėjimą Dievu. Pirmiausia, jis pagiria šimtininką, kuris ateina užtarti savo sunkiai sergantį tarną. Šis turtingas, svarbus ir įtakingas žmogus pagarbiai kreipiasi į Jėzų ir pripažįsta, kad jis nėra vertas, kad Jėzus užeitų po jo stogų, nes ir jis yra nusidėjėlis. Po to prašo, kad Jėzus užtartų žodį prieš Dievą jo sergantį mylimą tarną, tvirtai tikėdamas, kad tuomet jo tarnas pasveiks. Ir skaitome, Jėzus stebėjosi tuo ir kalbėjo einantiems iš paskos, iš tiesų, sakau jums, niekur Izraelyje neradau tokio tikėjimo. Kananietė moteris kantri, nuolanki, netgi šiek tiek užsispyrusi. Jos dukra kankinama piktosios dvasios. Motina parodo tokį tikėjimą, kurį net tarp Izraelio vaikų retai kada tesutiksi. Ir kažin, kur jinai išmoko tokio kantrumo, tokio nuolankumo, netgi tapti tokia užsispyrusi. Argi ne varguose, argi ne pažeminimuose, argi ne skausmuose. Todėl tikėjimas, viltis ir meilė labai išaukština žmogų. Nors ši moteris kananietė negalėjo pasigirti savo kilme, ji negalėjo su pasidžiavimu ištarti, mano tėvas arba protėvis yra Abraomas. Ji negalėjo pasikliauti ir Dievo pažadais, kurie buvo duoti konkrečiai Izraelio tautai. Bet tikėjimas, viltis ir meilė labai išaukština žmogų. Ji nebūtų turbūt išdrįsusi nuvykti pas Jėzų, kol šis mokė Jeruzalėje, Jeruzalės šventykloje. Ji neišdrįso nuvykti netgi į Galilėją, bet išgirdusi, kad Jėzus vaikšto po jos gimtąjį kraštą, susirado Jėzų. O galbūt reikėtų sakyti priešingai, tai Jėzus jos ieškojo. Tai Jėzus dėl jos atėjo į Tyro ir Sidono kraštą, nes po šio stebuklo Jėzus paliko Tyro ir Sidono kraštą ir vėl sugrįžo į Galilėją. Argi tai nenuostabus dalykas? Jėzus ateina ten, kur nusidėjėlis gali jį surasti. Ar yra šiandieną tokia vieta, kur nusidėjėlis gali surasti Dievą ir Jėzų? Argi bažnyčia nėra tokia vieta, kur Jėzus žada ateiti, mus aplankyti per skelbiamą žodį ir sakramentus, kur pats Dievas susitinka su nusidėjėliais, laimina, šventina, duoda mums kilnesnius troškimus, pamoko žodžiu. Ji buvo pasirengusi kantriai laukti, prašyti, maldauti ir nuolankiai viską priimti iš Viešpaties. Tikėjimas mus skatina elgtis kitaip, nei paprastai elgtumėmės vedami nuodėmingos prigimties, siekdami savo nuodėmingais troškimais. Tikėjimas, viltis ir meilė labai išaukština žmogų. Jėzus dabar ateina į Tyro ir Sidono kraštą, kraštą nusidėjėlių ir pagonių, čia jį susiranda moteris kananietė, ji maldauja Kristaus pasigailėti jos, nes jos dukterį
baisiai kankina demonas. Pradžiai laikosi atokiai, iššaukia maldaudama per atstumą. Jis supranta, kad nėra verta būti viešpaties artybėje, ji nėra tapusi Dievo tautos dalimi, ji gerai žino, kad yra nusidėjėlė ir svetima. Pradžioje Kristus tyli ir nekreipia į ją jokio dėmesio. Juk taip ir turėtų elgtis Dievas su mumis, kuomet mes nesilaikome jo duotojo įstatymu. Ir būtų labai keista, jeigu mes laužytume Dievo įsakymus, visaip skaudintume jį, žemintume, bet tikėtumės, kad po to jis ir toliau bendrautų su mumis, tikėtumės ir toliau rodytų savo artumą, gerumą, gailestingumą. Jei nori prarasti draugą, padaryk jam ką nors piktą, apgauk, apvok, apkalbėk ir tuomet garantuotai prarasi savo draugą. Todėl, norėdami išsaugoti brangiąją draugystę su Dievu, jeigu mes pamatome, kad padarėme kažką netinkamai, stengiamės kuo skubiau išpažinti jam visas savo nuodėmes, atsiprašyti. Žinoma, jeigu tau brangi ši draugystė. Taip pat mes mokome ir savo bičiulių, draugų, artimųjų atsiprašyti, jeigu tau brangi ši draugystė. Jei pas Kristų ateina nusidėjėlis, jis ateina ne todėl. Ateina tik todėl, kad Kristus atėjo pas jį. Kristus ateina pasitikti kananietės moters, žinodamas, kad ji eina ieškodama Jėzaus ir kad jai reikia pagalbos. Juk ir Dievas suranda tik tas, kuris jo ieško. O tiksliau, Dievas leidžiasi atrandamas tam, kuris jo ieško. Šėtonas turi didelę galią. Galią, kad galėtų paveikti kūną žmogaus. Bet dar daugiau galios ir kaip taikinį jis pasirenka žmogaus sielą, savijautą, protą, mintis ir jausmus. Ne veltui yra sakoma, kai žmogus pasidaro apimtas kažkokios idėjos, kažkokios minties, kad jis elgiasi tarsi apsėstas. Taip nutinka, pavyzdžiui, kai žmogus trokšta keršto, kaip į nieko kitą negali galvoti, tik apie kerštą. Kai žmogus kažko geidžia, ko uždrausta. Kai žmogus pasiduoda godumui, kai žmogus trokšta garbės ar valdžios, visos mintis jam sukasi apie tai. Tad niekuomet nepervertinkime savo jėgų ir nenuverkinkime piktojo galios. Yra svetimšalė, bet ji maldauja: pasigailėk manęs, viešpatie Dovydo sūnau, mano dukterį baisiai kankina demonas. Žodžiai Dovydo sūnau rodo, kad ji į Jėzų kreipiasi kaip į karalių, kaip į Mesiją ir į žmonijos gelbėtoją. O žodžiai viešpatie pasigailėk, tai yra tie patys žodžiai, kuriuos mes giedame per pamaldą, sakydami viešpatie pasigailėk. Kristau pasigailėk, viešpatie pasigailėk. Ateik man ir mums į pagalbą. Jei viešpačiui pasirodė maloni tokia asmeniška jos malda viešpatie pasigailėk manęs, tai juk dar malonesnė jam yra mūsų malda, kai mes meldžiame ne tik už save, bet ir už kitus. Viešpatie pasigailėk mūsų. Arba sakydami Tėve mūsų maldos žodžius, į Dievą kreipiamasi kaip į mūsų visų tėvą, netgi jeigu nematytume tai kol kas patvirtinančių išoriškų ir liudijančių ženklų. Kadangi Jėzus neatsiliepė, tai netgi mokiniai ėmė jį prašyti: išklausyk ją, nes jis sekioja iš paskos šaukdama. Todėl Jėzus jiems atsako: aš esu siųstas tik pas pražuvusias Izraelio avis. Ne kananiečiams, bet jums buvo duotas žodis, pažadėtas Mesijas. Ištarus žodžius apie pražuvusias Izraelio avis, ji pribėga prie Jėzaus, puola ant kelių ir maldauja: viešpatie padėk man, jau klūpėdama ant kelių. Sau nepriskiria nei kokio tvirto tikėjimo, nei dorumo, doros, nei kitų dalykų, dėl kurių viešpats turėtų jai padėti.
Kai Jėzus užsimena apie vaikų duoną, kurios nedera imti ir mesti po stalu šunyčiams, ji nuolankiai ir išmintingai atsako: Viešpatie, o juk ir šunyčiai po stalu surenka trupinius, kas nukrenta jiems iš to, kas lieka nuo vaikų. Martynas Liuteris šią vietą aiškindamas užsimena, kad ji taip pergudrauja Jėzų ir pagauna jį paties žodžiuose, pasinaudoja jo paties žodžiais. Tačiau jeigu fariziejams ir rašto aiškintojams nesugebėdavo pergudrauti Jėzaus, pavyzdžiui, tokiais suktais klausimais, rodydami monetą, klausdami, verta mokėti mokesčius ar ne, tai kaip jį galėjo pergudrauti ši moteris? Iš tiesų greičiau pats Jėzus jai pasufleruoja tinkamus maldos žodžius. Graikų kalboje yra keli žodžiai, kuriais nusakomos yra šuo, vienokia forma naudojama kalbant apie laukinius, agresyvius šunis, kuriems niekas nejautė jokio gailesčio ar užuojautos, kurios varydavo kuo toliau nuo žmonių ir naminių galvijų, kad jų neapkandžiotų. Bet čia yra panaudodamas kitoks, malonybinis žodelis, šunytis, kuris yra tų namų dalis. Ir Liuterio namuose buvo priglaustas šunelis, kuris kažkodėl buvo pramintas kvaileliu. Tačiau tas kvailelis, tupėdamas prie stalo, nekartą yra tapęs garsiųjų užstalės pokalbių tema, kuomet, pavyzdžiui, Liuteris jį pasitelkia kalbėdamas apie maldą. Sakydamas, va, pasižiūrėkit, kaip jis žiūri į kąsnį mano rankoje. Ir daugiau jokių minčių neturi, tik tai trokšta to kąsnio, kada jis nukris ant žemės. Sakydamas, o kad ir mes galėtume taip melstis, kad ir mes galėtume tokiomis akimis žvelgti į savo viešpatį, į savo Dievą. Tad jie atsako, Viešpatie, jei taip sakai, tuomet ir aš turiu teisę rinkti trupinius nuo vaikų stalo. Jie nusižemina prieš jį, kaip prieš karalių, leisdamas suprasti: Viešpatie, kiek man duosi, tiek man bus gana, aš pasitenkinsiu netgi tavo malonės trupiniais. Pasirodo, kad Kristaus žodžiai buvo pasakyti ne tam, kad pažemintų ar įžeistų tą moterį, bet kad parodytų mums joje per skausmus ir negandų metus sukauptus tikėjimo, nuolankumo ir kantrumo lobius. Nors visi jie žvelgia iš aukšto, kaip į pagonę, kaip į nusidėlę, bet per ją Viešpats sugėdina mūsų širdis. Mes save laikome Kristaus avelėmis, bažnyčios nariais, Dievo vaikais, bet Dievo artybės, Dievo gerumo, Dievo žodžio ir sakramentų taip nebranginame, taip netrokštame, kaip jį troško tų trupinėlių. Todėl pažiūrėkite, kokį tikėjimą ir atkaklumą parodė ši moteris ir pagalvokite, ar jūs pajėgtumėte taip melstis, ar pajėgtumėte taip nusižeminti. Dabar ši kanonietė moteris yra kaip bažnyčia. Bažnyčia yra kaip motina, kuri meldžia karštai už visus savo vaikus, turinčius įvairiausių bėdų, ne tik už tuos, kurie varginami piktosios dvasios, savijautos, minčių, bet ir ligų turinčių. Tik dėka jos maldų ir Viešpaties malonės jos dukra pasveiko. Nors ji nesakė: Viešpatie pasigailėk mano vaikelių, jis sakė: Viešpatie pasigailėk manęs, bet tie žodžiai reiškia: kaipgi aš galiu būti laiminga motina, kuomet kenčia mano vaikas ar mano vaikai, kai jie yra demonų puolami, varginami ligų, kęsta netikėjimo tamsybėse ir gyvena be vilties. Tokia malda yra vadinama užtarimo malda, kai mes meldžiamės vieni už kitus ir už įvairiausius bei už konkrečius poreikius, už konkrečius žmonės. Ir Kristus viešai pagiria ją už jos tikėjimą ir parodo, kokia stipri yra motinos malda ir kokia tai galinga malda, nes ji kyla iš mylinčios širdies. O šimtininko malda
irgi kilo iš širdies, tačiau iš teisios širdies, nesavanaudiškos širdies ir jie Dievui pasirodė brangi. Tad melskimės, pastoviai, nesustodami. Melskime ir už artimuosius, kuriuos mylime. Melskimės ir už draugus, ir vienas už kitą. O sunkiausiais atvejais, kai matysime, kad nei mes patys, atrodytų nei mūsų pastangos, niekas nieko nebepajėgia padaryti, veskime juos pas Jėzų, sielų gydytoją, gelbėtoją, atpirkėją, ir viską patikėkime į gailestingąsias Kristaus rankas, kuriam nėra negalimų dalykų. Amen. Jėzau, tu dangaus linksmybę savo mirtimi pelnei, už mane kalčių sunkybę tu kentėti sutikai, kraują savo tu praliejai sunkiai, už mane kentėjai 1000 kartų. Jėzau, tau dėkui aš už tai sakau. Viešpatie, aš tau dėkoju už visus karčius vargus, kad save tu paaukojai, kryžiaus iškentei skausmus, kiek kentėti tu turėjai, ko šėtoną nugalėjai, mielas Jėzau Dieve tau, dėkui amžinai sau.